Sveiki, aš Bartas. Kadangi visi prašėte daryti Moto Guzzi review... Pala. Kas tai prašė? Gerai, neprašėt, pats norėjau. Bet mes kažkaip nesusiderinę. O, daug geriau. Oi. Kai rinkėsi motociklą, tu turbūt norėtum, kad jis būtų tavo draugas. Skamba šiek tiek kvailai. Bet ar motociklas gali būti tavo geriausias kompanionas? Jei nori motociklo su charakteriu ir žavesiu, jis negali būti tobulas. Įsivaizduok žmogų, kuris daro viską gerai, nesikeikia, negeria, eina į pamaldas. Jis būtų Honda, bet tokio draugo tu nenori. Moto Guzzi. Moto Guzzi. Ištaisysim šitą. Moto Guzzi, jis tikrai nebūtų klasės pirmūnas, nesistengtų nieko išmokti ar pasiekti kažkokių naujų aukštumų, kaip ir šitas V7 Classic. ABS-ai? Nope. Traction controlai? Nope. Jisai paprastas, žavingas, klasikinis motociklas ir nebando būti kažkuo kitu. Šio V7 modelio antra karta pasirodė 2008 metais. Po to, kai Aprilia koncernas įsigijo Moto Guzzi. Jis nelabai skiriasi nuo savo pirmtako, tiesiog turi šiek tiek daugiau technologijų, didesnį variklį, 750 kubų, 5 pavarų dėžė. Kaip matome, turi drive shaftą. Kaip drive shaftas lietuviškai, dabar lietimo limonado atnešti. Simo limonadas. Drėkina išdžiūvusią gerklę. Kaip drive shaftas lietuviškai? Kardaną. Gerai, jisai turi kardaną, kas iš tikrųjų yra labai didelis pliusas, nes jums nereikia įtempinėti grandinės, jos paveržinėti. Jeigu važiuojate įvairiom oro sąlygomis, nesirenka dulkės, smėlis, Moto Guzzi motociklai pasižymi įdomią charakteristiką, tai yra jų variklis. Jisai yra V formos, įdėtas išilgai, todėl turi įdomų garsą ir daug torko. Šiek tiek turi panašumo su BMW varikliu, bet BMW motociklo varikliai stovi 180 laipsnių. Todėl šis motociklas yra išskirtinis ir daugiau nieks tokio išdėstymo nenaudoja. Šis variklis nėra super galingas, taip, tai yra 750 kubų, jis turi apie 50 arklių, apie 36 Nm, bet tam, kas tikrai nori sužinoti visus skaičiukus, aš juos rašysiu čia ekrane, galėsi pasiskaityti. Ką galiu pasakyti, kad šio variklio pilnai užtenka važiuojant vienam ar dviese, jei norit važiuoti šiek tiek sportiškiau ar lėčiau. Važiuojant dviese reikėtų pasižiūrėti amortizatorius, jie tikrai nėra pritaikyti važiuoti duobėtais miesto keliais. Teks važiuoti šiek tiek lėčiau, jei nenorite pamesti savo inkstų. Patogu važiuoti ir tarp mašinų kamštyje, nes motociklas yra ganėtinai siauras. Motociklas nėra lengvas, bet jo svorio centras yra ganėtinai žemai, kas motociklui pajudėjus labai padeda laikyti lygsvarą. Sėdynė irgi nėra aukšta. Jei nesi pats aukščiausias žmogus, tu lengvai pasieksi žemę ir tas tau tikrai pridės pasitikėjimo savimi. Negalvok, kad idealas ir be problemų. Greičių dėžė tikrai nėra nuostabiausia, tai nėra Japonas. Ypač, kol variklis yra šaltas, greičių dėžė yra šalta, šis variklis yra aušinamas oru. Todėl jam patinka važiuoti sušilus. Kitas dalykas yra važiuoklė. Važiuoklė yra panašiai į stryto motociklo, nes tikėkite minkšto enduro važiavimo su juo, bet tai nėra sportiškas važiavimas. Tai yra klasikinis džentelmeno motociklas, su kuriuo galite nuvažiuoti kavos iki ežero, pavežti savo kompanionę, abudu. Italai turi savitą skonį. Bet italas tikrai moka padaryti gražų dizainą. Suderinti spalvas, ratus, išmetimą. Pasižiūrėkime, kad ir šį klasikinį Moto Guzzi. Ratai su špikiais. Ne kažkokie tais diskai. Spalvos. Spalvos yra klasikinės Moto Guzzio spalvos, kurios ėjo iš senai. Matome raudoną jų klasikinę spalvą, matome daug baltos, kuri yra blizgi. Yra daug chromų. Dėl chromų galima ginčytis. Aš asmeniškai ant Harlių nemėgstu chromų.
Bet šitas klasikinis motociklas, jam tai tinka. Apie šią įsaždą galim šnekėti daug, jis tikrai yra gražus, galim ginčytis, bet aš manau, kad pastačius jį prie kavinės ir išėjus, tikrai atkreipsiu dėmesį į jį, o ne į kokį kitą strytą. Šitą motociklą radau skelbimuose žiemą, kaip ir visi, sėdėjau valandas, kai snigo už lango, turėjau laiko, žiūrėjau, ką galima nusipirkti, kas domina, kas ne, su kuo įdomiau važiuoti, kas minkštesnis, kas greitesnis, kas geresnis. Kažkodėl atsimušiau jį. Niekada neturėjau klasikinio motociklo, niekada neturėjau noro turėti klasikinio motociklo, tuo labiau street stiliaus, ant kurio sunkiai telpu. Bet jo išvaizda pavergė, užvedus, išgirdus tą garsą, kai pasikrato variklis į šonus, kažkas nuostabaus. Atrodo, kad prisidėti prie kažkokios istorijos, turi skirtinį motociklą, tai nėra tavo eilinis parallel twin, kuris yra dabar visuose motocikluose. Tai turi savo autentiško žavesio, kažką tai išskirtinio. Galiausiai tai variklis nerinktas Kinijoje ar Taivane. Jis yra surinktas rankomis Italijoje prie to pačio Lake Como ežero, kur buvo renkamas 60 metais. Žiemą sėdėdamas ir sklaidydamas skelbimus ir pamatęs šį motociklą, iškart pradėjau svarstyti, kaip padarysiu šio cafe racerį. Kaip nupjausiu galą, uždėsiu geresnę sėdynę, pakelsiu vairą, nuleisiu po kojukus. Nemeluosiu. Kai nusipirkau ir pasičiau į garažą, pradėjau vertinti dizainerio darbus. Jam nieko nereikia daryti. Jisai gražus toks, koks yra. Su juo tiesiog reikia sėsti ir važiuoti. Šio motociklo konkurentai turbūt būtų Triumphas, Royal Enfieldas, kurie turi panašių modelių su ilga gyvuojančia istorija. Jeigu reikėtų rinktis tik vieną draugą, su kuriuo galėčiau išgerti alaus, turbūt tai būtų Moto Guzzi. Paprastumas, šios gražios linijos, išmetimo garsas, variklis. Atrodo, kad viskas sudėta į vieną šitą paprastą motociklą, kuris nelabai nori keistis ir išliks savimi. Gerai šitas gal? Už šiandien nieko nepareviūnau.